esame dvaro vaistinėlėje, kuri reprezentuoja bendrą dvarų kultūros, medicinos kultūros dvarų Lietuvoje fenomeną. Ir dvarų vaistinėlė, jeigu ją reikėtų įpiešti visą medicinos farmacijos istoriją, reikėtų ją turbūt patalpinti tarp liaudies medicinos ir tarp profesionaliosios. Nes, kas yra dvaras? Kas rūpinsis šitais namais? Kas ves ūkį? Be abejo, žmona. Dėl to bajorės nuo mažumės yra ruošiamos būti ūkininkėmis, jomis reikia rūpintis daržais, gyvuliais, taip pat visa namais, vesti namų ekonomiką, jos turi gaudytis tose reikaluose, bet taip pat jos yra ir mokytojos, jos ir padeda susigaudyti ir vaikams, ir taip pat jos yra ir gydytojos, kurios suteikia pirmą medicinę pagalbą ir šeimos nariams, ir apylinkiai visai. Teko aptikti tokį sąrašą, XIX amžiaus 3 dešimtmečio knygų sąrašas, kuriame įvardinta 30 svarbiausių knygų. Ir žinot, nustebau, iš tų 30 knygų tik viena yra apie estetiką, kaip namai gražiai turėtų atrodyti. Ir jinai, tai supranti, kad ta ponia dvaro, ką mes dažnai įsivaizduojam, tokia salonė su vaduoklė gulinti ant šezlongų, visai ne. Jinai tai yra tik viena knygelė ir tokia gana kukli, kaip tos namus papuošti. Visos likusios knygos yra labai ūkiškos ir paprastos. Buvo skirtos sveikatai, bet ne tik šeimos, bet taip pat ir gyvulių. Tai jos buvo ne tik tai žmonės gydančios, bet ir prižiūrinčios ir sveikatą gyvulių. Tarp tų knygų keistos, kai kurios yra, pavyzdžiui, blusų naikinimas iš pagalvių ir panašiai. Tai jos, tokios higienos, gal net kai kurios knygos, jos ne visai. Aišku, jos ne viena nėra ta profesionali medicinos knyga. Tai jos tiesiog buvo tokios, mėgėjų patarimai. Viena ponia rašo kitai poniai, kaip ten kažką daryti. Jos tokios, daugiau lengvesnio turinio, patarimų knygos, bet tai nėra medicinos vadovėliai jokių būdų. Pasirodo, šitas dalykas yra mūsų senas užmirštas reikalas, populiarus buvęs 18 amžiuje, 19, dar 20 pradžioje kažkiek buvo pakitęs, bet išlikęs. Ir šioje keistoje patalpoje buvo ne tik vaistai laikomi. Tai yra, kaip yra, pavyzdžiui, garderobas žodis. Pagalvotum, kad ten laiko drabužius, bet ten visi rakandai buvo sunešti, sandėlys. Tai vaistinėlė irgi yra toksai gerybių sandėlys. Taigi, tos pirmosios vaistinėlės yra būtent už moters miegamojo. Ir ką jos ten veikdavo, tai dar tarsi toks susidaro įspūdis, kad visgi tai yra tokios, madingas kambarys, kuriame laikomi, gana prabangus įvairūs ingredientai, kurie naudojami puotoms, pavyzdžiui, namų kažkokiems pasigražinimams ponių ir nekasdieniai dalykai. Ir tai yra dar sunku dar juos įvardinti, tos vėlyvos vaistinėlės matysime. Bet tą galime mes pažiūrėti, kad tos pirmosios vaistinėlės labai panašu kaip Italijai buvo. Mes žinome Medičių dvare, Piti rūmuose yra išlikusi informacija, dokumentai byloja, kad irgi buvo užmiegamojo ta vaistinėlė. Ir kunigaikštienė tenai laikė tokius madingus kažkokius mišinius aliejų, distiliatų, ko negalėjo gauti miesto rinkoje, jeigu jai pačiai kažką darydavo distiliuotą. Tai toksai buvo aristokračių žaidimas. Taip pat įvairūs kvapiai vandenys buvo naudojami gaminti įvairius patiekalus. Taigi, tie kvapai ar apelsino ar kitokie vandenys buvo naudojami pyragams kepti ir panašiai. Taigi, tai ne tik tai kosmetikai, bet taip pat ir svetingumui plačiaja prasme. Taip pat, mes galime matyti, kad vėlgi ta vaistinėlė taip pat ir įvairūs likeriai ir uogienės. Ir šituo tas gamba tokia, virtuvėlė tokia susidarė įspūdį pradžioje, kad yra tokia ir, madinga laboratorija, kuria ponia pati gali pabandyti iškepti pyragą kažkokį, nors jinai negamina. Kažką pati gali, išvirti uogienę, o uogienės irgi galime priskirti prie medicinos taip pat, ar ne? Tai pradžioje, jeigu ta tradicija prasidėjo kaip aristokračių pomėgis, Lietuvoje bajorų sluoksniavimasis labai įvairus. Tai netrukus paplinta, žinome, kad yra tarp vidutinių bajorų, kurie gyvena jau ne pilyse, ne didžiosiuose rūmuose, bet mediniuose dvaruose. Vieno aukšto tiesiog vidutinė klasė ir paplinta labai plačiai.
Ir tai išsilaiko ilgiau negu kur kitur. Aristokratų sluoksnė vaistinėlės gal pakinta vėliau, o bajorų, kurie gyvena nuolat, visus metus kaime tarp miškų, jie neturi Varšuvai, Vilniui rūmų ar Gardine, ar ne, jie nuolat ten gyvena. Jų prisirišimas prie žemės yra labai čia pat. Taigi atsiranda vaistinėlės ir net bajorkaimiuose. Tai yra bajorų šlėktų tie vadinami kaimeliai, gatvelė ir tokia kupetinis kaimas 3, 4, 5 brolių, pusbrolių ir anūkų paskui prisistačiusių. Tai vaistinėlės galiausiai XIX amžiuje paplinta per visą bajorų sluoksnį. Ir visas luomas jau persisėmęs tą vaistinėlės kultūrą. Jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, Nesvyžiaus Radvilų vaistinėlę, jos buvo 3 net dvare. Buvo ir už kunigaikštienės miegamojo, ir už kunigaikščio miegamojo, ir dar viena prie pilies vartų skirta visai bendruomeniai. Taigi, tų dvarų vaistinėlių kelios galėjo būti. Ir čia, reikėtų turbūt ir žiūrėti, kad vienur mes rasime pačius įdomiausius vaistus, pačius rečiausius, gal iš Venecijos net atvežtus iš toli, ar pirktus vienuolyno Vilniui vaistinė, jėzuitų ar kažkur kitur. Nuvažiavę į kokį Žemaitijos dvarą, mes rasime dvaro archyve, kad jie pirko vaistus Telšiuose, Viekšniuose, artimesniuose miestuose, ir tenai galime matyti, ką jie pirko. Ir tada, aišku, nesužinosime, ką jie rinko. Nes tokių dalykų mes tik tai galim įsivaizduoti, nes bajorų bibliotekėlėse buvo galima aptikti žolelių knygas, kuriuose įvardinama, kokias žoleles, nuo ko galima naudoti. Tai iš to galime sudaryti vaizdą, kokias jie galėjo tas žoles ir naudoti. Tai tokios knygos yra išlikusios ir žinome, kad jos buvo dvarų vaistinėlėse. Ir tai, yra tokia, gal mums galėtų išduoti, nes tokio kaip inventorių nieks augalų nesudarinėdavo. Tiesiog, jeigu jau ateidavo, tai vaistinėlė. Taigi dvaro vaistinėlė kartu ir yra visas tas, kas joje sutalpinta, rodo, tavo galę, finansinę didžiulę galę. Tai vyrui parodyti be abejo labai svarbu. Ir, kad jo žmona tokia naginga ir viską gali padaryti ir, jeigu ne pati, tai sukoordinuoti. Tai vyrui buvo labai svarbu. Taip pat vaistinėliai laikė ir iš tų visų, ką čia dalykų suminėjau, gamindavo įvairias užpiltines, jos tiek išoriniam, tiek ir vidiniam naudojimui. Taip pat reiktų nepamiršti, kad svečiams ateinant namai turi būti iškvėpinami, nes kambarių vėdinimas nelabai egzistavo ir buvo praktikuojamas dėl skersvėjų. Tai per kaminus kiek išsivėdina ar ne, bet, teko atrasti tokią informaciją, kad, pavyzdžiui, vestibiulio prie menės kampas yra išguldomas spygliais surinktais. Ir tada įėjus jau į priemenę, tu, patenki į mišką tarsi. Tai ta kvapų terapija jau buvo pravėrus duris, jau tu patenki tam tikrą, kitą erdvę. Ir kadangi vestibiulis buvo suprantamas kaip erdvė, nei tai laukas, nei tai namai, nes paprastai dar buvo nešildoma, tokia, vėsi tarpinė patalpa, tai, turėjo tikrai, suteikti malonų. Kartais, jau patekus į salonus, teko rasti tokią informaciją, kvapnes malkas naudodavo. Užkurdavo židinį, panaudodavo brangias kvapnios medienos malkas ir, tada taip suteikdavo, be abejo, šlakstydavo. Vyrai, pavyzdžiui, apskritai vaistinėlę labai keistai žiūrėjo. Vyrams tai čia buvo, svetingumo labiau kultūros dalis. Jeigu moteriai tai buvo darbas ir bendruomenės rūpinimasis, namų gražumo, kvepėjimo, tokia mistiška vieta, tai vyras šitą erdvę žiūrėjo vietą, kur gali atsivesti draugus, svečius, parodyti, kokią puikią žmoną turi ir kokį turtingą dvarą, nes jam tai čia viskas kalbėjo apie liuksą, čia buvo brangus prieskoniai, brangus ingredientai, o tas apelsinų vanduo tai reiškia, kad tu turi žiemos sodą ir jame auga apelsinai, tai čia viskas kalbėjo apie didžiulius pinigus dvaro. Kvapai ir namai, ir tu matai iš to Tiškevičiaus sąrašo, kad labai įvairūs yra. Rožės, levandos, tie klasikiniai, bet ir našlaitės, tai tu supranti, kad tai yra tikrai, labai buvo giliai žiūrima. Džiaugiuosi, kad mūsų ištakos yra išmintingos, kad yra į ką atsisukti, iš ko mokintis ir šiai dienai galime labai nuostabiai pritaikyti.